Brangus broliai seserys, Jono Evangelija, 20 skyrius, 1-9 eilutės puikiai primena ir papasakoja tai, kasgi įvyko tada prieš daugiau kaip 2000 metų. O įvyko tai, kad pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, panašiai kaip šiandien pas mus ryte, mūsų mieste Kretingoj, Marija Magdalietė, ta, kuri be galo mylėjo savo mokytoją, kuris ją buvo išlaisvinęs net iš 7 demonų, toji, kuri nebematė daugiau gyvenime nieko, jokios baimės nebeturėjo, nes labai mylėjo savo mokytoją ir, kaip sako, meilėje nebėra baimės. Jinai pirmoji atbėga, kad dar galėtų sykį aplankyti, pabūti, išsiverkti prie kapo. Ir, o dangau, ar dabar čia išsigąsti, ar čia verkti? Akmuo nuverstas, kapas tuščias. Ir kągi jinai daro? Jinai pradeda epopėjinį, sakykim taip, naujosios eros vilties bėgimą. Jinai nedrįsta pati prisimti atsakomybės ir visam pasauliu paskelbti, bet jinai, kadangi yra toji moteris, kuriuo viešpats, kurdamas visą pasaulį, užbaigė savo kūrinyje. Brangios moteris, mergaitės, merginos, jūs ir buvote tos, kurios užbaigėt pasaulio sukūrimą ir jums buvo uždėta Dievo šlovės, visos kūrinijos šlovės karūna, atimta iš šėtono ir uždėta jums ant galvos. Kaip nuostabu, jūs užbaigėt kūrybą ir jūs pradedat naują kūrybą. Tikrai noriu dabar pasveikinti ir paploti visoms moterims, kurios esate gerosios žinios ir naujosios pasaulio eros pradžios nešėjos. Paplokim mūsų nuostabioms moterim, kurios pirmos ateina prie kapo ir nuo jų vėl viskas prasideda. Jinai bėga ne pas bet ką. Antras asmuo, kuris turi teisę išgirsti šią nuostabę gerąją žinią, tai yra popiežius Petras, paties Jėzaus paskirtas ir įtvirtintas su dangaus karalystės raktais ir su visais, kaip šiais laikais sako, PIN kodais kišenėje. Jinai nubėga pas jį ir sako, dabar, Petrai, tavo reikalas ateiti ir atrakinti šią gerąją žinią, atidaryti gerosios žiniosios vartus visai bažnyčiai ir visam pasauliui. Taigi Simonas Petras perima vilties bėgimo estafetę iš moters, kuri Jėzų labai mylėjo, taip pat su kitu mokiniu Jonu, irgi mylimuoju Jėzaus mokiniu, ir jie toliau tęsia bėgimą, grįžta prie įvykio vietos. Vyksta lenktynės. Jaunoji karta. Jaunoji karta visada yra toji, kuri aplenkia mus pagyvenusio amžiaus jaunuolius. Niekas nesiginčia su progresu, niekas nesiginčia su mokslu, su tai, kas yra vertinama pasaulyje. Ir Jonas visiškai teisingai atbėgęs į įvykio vietą,
Jisai pamato paliktas drobulės, tuščią kapą, tačiau į vidų neina. Labai gražus gestas, brangus jaunime, brangus tie, kurie mylit progresą, mokslą ir naujoves. Visais atvejais, kad ir kas bebūtų, mums pavyzdys. Praneškite mūsų bažnyčios vyriausiems vadovams tuos įvykius, kurie yra virš mūsų proto, kurie netgi mūsų logikai nepajėgų suprasti, ir leiskite galutinį žodį tarti bažnyčiai. Tokiu atveju niekados neapsijuoksit, brangus jauni žmonės ir visi tie, kurie pažįstat naujoves. Ir tik tai Petras, įėjęs, pamatęs, palietęs, jisai praneša ir sako, viskas teisingai, nešam šią žinią į visą pasaulį, atrakinu gerąją žinią, kalbėkite, kad Kristus iš tiesų prisikėlė. Jis pamatė ir įtikėjo. Ir nuo to laiko Petras yra tas, kaip ir skaitėme šiandien iš Apaštalų darbų 10 skyriaus 44 eilutės, jisai perduoda dabar mums šią vilties bėgimo estafetę, ką turėsite padaryti šiandien jūs, brangus broliai seserys, kai grįšite namo ir visą šią savaitę ir galite iki pat kitų Velykų skelbti štai tokią žinią. Jis mums įsakė skelbti tautą ir liudyti, kad Jėzus Kristus, Dievo paskirtas gyvų ir mirusių teisėjas, apie kurį kalbėjo visi pranašai ir liudijo, yra tas, kad tie, kurie tiki viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra gyvojo Dievo sūnus, kuris prisiėmė mūsų kaltes ir nuodėmes, tapo vienu iš mūsų, numirė, sumokėjo kainą, esame laisvi, prisikėlė. Ir tas, kuris tiki šią žinią, ne tas, kuris tik tai žino informaciją, bet tas, kuris įtikėjo, kad vienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Pasaulis kaip niekad reikalingas nuodėmių atleidimo. Netgi jūsų tarpe, kurie esate ir galbūt kai kas negalite šiuo metu gauti nuodėmių atleidimo einant per sakramentinę atleidimo pusę, tai šiuo metu jums bažnyčia gal negali duoti išrišimo, galbūt jūs negalite eiti šventosios komunijos iki tam tikro laiko. Tačiau geroji žinia visiems, kurie galit eiti komunijos, kurie negalite, pakartosiu. Kiekvienas, kas tiki mūsų viešpatį Jėzų Kristų, būtent Kristų prisikėlusi, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Brangus broliai, seserys, šiuo žodžiu noriu dabar visi, kad sukeltumėt didelį triukšmą, paplodami, tiesiog atsistodami su didelė ovacija padėkoti ir pašlovinti viešpatį. Aleliuja.